Daugelis kalba apie manifestaciją, bet mažai kas supranta, kad ji priklauso ne tik nuo to, ką žmogus galvoja ar vizualizuoja, bet ir nuo to, kaip jaučiasi jo kūnas ir nervinė sistema. Kai žmogaus nervų sistema yra įsitempusi, streso būsenoje, smegenys veikia išgyvenimo režimu. Tokiame režime sunku pritraukti tai, ko norim, nes vidinė būsena siunčia signalą – pavojus, trūkumas, nerimas. Mūsų dažnis traukia tai, su kuo atitinka rezonansas. Kai nervinė sistema nurimusi, o kūnas jaučiasi saugus, aktyvuojasi kūrybiškumas, intuicija, aiškumas. Žmogus tampa magnetu tam, ką nori pritraukti. Todėl tikroji manifestacija prasideda ne nuo afirmacijos, o nuo vidinio saugumo. Neužtenka kartoti aš esu gausa, aš esu magnetas, aš gaunu viską lengvai, kai kūnas dreba nuo vidinės įtampos. Kūnas turi tikėti tuo, ką sako protas, ir tam reikalinga harmoninga nervinė sistema. Ir tai nėra ezoterika, tai neurologija ir kvantinė fizika.